Nu va, paklausome dabar, ką šiandieną, Liepos 20 dieną, 25 metų kalba būtent Tauras Janutėnas. Nu, labai įdomu. Pasižiūrėsim. Paklausykim, po to aš dar pakomentuosiu. Mes esame ne visada pasiruošę. Dažnokai mums reikia, dažnai mums reikia iš tikrųjų pasiruošimo, mums reikia kažkur tai prasiveršti, mums reikia kažką tai iš savo pusės daryti. Ir Dievas veikia, kai mes veikiame. Žinom tai, kad Dievas neturi nieko kito žemėje, kaip jisai ieškojo žmonių tais laikais, senais laikais. Jis surado Abromą, per kurį jisai veikė, jis surado Mozę, per kurį jisai veikė, bet jam reikia žmonių. Ir mes esame jo kojos ir rankos. Ir aš tikiu, kad tikrai toliau vis pasikartosiu tas pranašystės, kad jos įsipildytų, mums reikia jas įsistverti, įsikabinti, jomis tikėti ir veikti. Ir metų gale, įsikabinkime tai, Lietuva, jinai bus perkeista. Mes nebet pažinsim šalies, mes nežinome, kaip tai bus, bet jeigu Dievas pasakė, jis veikia, mūsų dalis yra paklusti ir tikėti. Nu va, jūs labai aiškiai girdėjot, kad metų gale Lietuva bus pakeista per kažkieno, tai sakysim, pranašystės. Tai vat man įdomu, aš dabar įrašau visą tai ir metų galas visai netoli, kas šiandien beliko, vasaros mėnesėlis ir po to 3-4 mėnesėliai metų galas, viskas. Ir pasižiūrėsim, kaipgi bus pakeista ta Lietuva. Nu, aš tiesiog esu nustebęs, aš nežinau, ką jis toliau dar šnekės, bet paklausom dėl visko. Tikėti ir paklusti tą, ką jisai sako. Ir šiandien noriu aš kalbėti, atsiverskime, paskaitysiu Luko Evangeliją. Toliau iš tenais pradės pamokslą, bet šitą aš įrašiau ir pasiliekam iki metų pabaigos, pasižiūrėsim. Ir po to paklausim pas Taurą, tai kas tas pranašystės kalbėjo, galbūt net ir žino daug kas, ir kur tas pasikeitimas, ir kaip ten kas kur. Pasižiūrim, neskubam daryti išvadų. Aš aišku, tuo netikiu. Vienintelis pasikeitimas būtų, jeigu jie atgailautų. O toliau žiūrėsim, o jų veiksmai rodys, kad jie kažką tai darys, bet ką jie ten pasieks, aš neįsivaizduoju. Bet pažiūrim.